va čia yra Tomikas, jis gimė namuose. Jo mamytė mirė labai anksti, dar 5 metų nebuvo. Gimė Tomikas ir va Džerytė. Labas, Džerytė. Labas. O čia Alisa, kurią išgelbėjau nuo Jono. Jonas norėjo, sakykime, penktadienį ją užmušti, o ketvirtadienį aš pasiėmiau. Dabar jos gyvena gerai. Čia yra jų namukai. Čia yra jų gėrimas. Čia va viskas yra. Čia va viena, kad pas man yra 7 katytės. Aš jau ant jų išleidęs apie 4000 eurų, bet aš niekada pas nieko neprašiau pagalbos. Aš žinau, kad tai neįmanoma pagalbos prašyti. Kadangi, kaip pasakysi, žmonės irgi sunkiai dirba, žmonės turi uždirbti pinigus ir aš nesirašiau žmonių reikalauti pinigų. Nebent būtų toks atvejis, man dabar 65 metai. Nepykit, kad savo veido nerodau, kadangi mano veidas labai baisiai atrodo, kadangi tai įvyko labai senai ir mano labai bjaurus veidas. Rankos mano va, aš jau senutė, kaip sakoma, va mano rankos. Aš dabar, mano kanalas vadinasi Gyvūnų numylėtiniams. Niekada gyvūnais nesinaudosiu ir niekada neprašysiu pas jūs pagalbos. Taip, mano kortelės numeris įvestas bus. Bet jeigu jūs norėsite, jūs atsiųsit ar eurą ar 2 ir parodysiu, ką aš pirkau. Jeigu ne, tai aš vis tiek jums siūsiu kiekvieną dieną. Alisa išėjo daryti kakutę. Čia Tomu.